Kaip susikūrė mormonų religija? Ar esi susipažinęs su mormonais? Ar esi šios religijos narys? O jei nesi narys, kokia tavo religija? Prašau pakomentuok apačioje, kad ir mes sužinotume. Vis dėlto šiame vaizdo įraše aptarsime, kaip prasidėjo ši religija, kas ją įkūrė ir kokius išbandymus jie patyrė. Ir kodėl iki šiol jie vis dar klesti visame pasaulyje. Ir tai mes ir sužinosime. Prieš pereidami prie dabarties grįžkime į praeitį. XIX amžiaus pradžioje Jungtinės valstijos sparčiai keitėsi. Tuo metu tai dar buvo nauja šalis ir augant jos dydžiai daugėjo ir žmonių susidomėjimas religija. Daugybė pamokslininkų keliavo po įvairias vietas skelbdami žinią, todėl pradėjo daugėti įvairių krikščioniškų grupių. Be to, dar labiau padaugėjo pamokslininkų ir naujų religinių grupių vakarų Niujorke, kur užaugo Joseph Smithas. Joseph Smithas gimė gruodžio 23 dieną 1805 metais Vermonte. 1816 metais jo šeima persikėlė į Palmyrą, Niujorką. Smithų šeimos gyvenimas buvo sunkus, todėl jie turėjo daug dirbti, kad išgyventų. Dėl to Josephas turėjo tik ribotą formalų išsilavinimą. Tačiau jis mokėjo skaityti ir rašyti ir užaugo susipažinęs su Biblija bei įvairiais pokalbiais apie religiją. Tuo metu šiame krašte buvo populiari ne tik religija. Kadangi vietovė buvo nauja, čia taip pat buvo populiarios istorijos apie auksą, buvo net žmonių, ieškančių tariamai paslėptų turtų. Kai kurie tikėjo, kad ypatingi akmenys, sapnai ar kiti liaudies tikėjimai gali padėti surasti, kur paslėpti lobiai. Josephas Smithas taip pat dalyvavo tokioje lobio paieškoje. Yra istorinių įrašų rodančių, kad jis naudojo vadinamąjį regėtojo akmenį, kai padėdavo ieškoti dingusių daiktų ar paslėptų turtų. Augdamas Juozapas, jis taip pat pastebėjo daugybę skirtingų bažnyčių aplink save. Kiekviena grupė mokė skirtingų dalykų ir jis nežinojo, kurią turėtų sekti. Čia prasidėjo viena iš svarbiausių istorijų religijoje, kurią jis vėliau įkūrė. Pasak paties Josepo Smito pasakojimo, 1820 metais pavasarį jam buvo 14 metų, kai jis nuėjo į ramią miškingą vietą, netoli jų namų pasimelsti. Jis norėjo sužinoti, kurią bažnyčią turėtų pasirinkti, prie kurios bažnyčios jis turėtų prisijungti. Pasak Juozapo, meldžiantis, jis pamatė labai ryškią šviesą ir dvi dieviškas būtybės. Vėliau jis sakė, kad tai buvo Dievas Tėvas ir Jėzus Kristus. Pagal jo pasakojimą jam buvo pasakyta, kad jis dar neturėtų prisijungti prie jokių bažnyčių, iš kurių rinkosi. Šį įvykį šiandien Jėzaus Kristaus paskutiniųjų dienų šventųjų bažnyčia vadina pirmuoju regėjimu. Tai yra viena svarbiausių tikėjimo dalių apie savo bažnyčios pradžią. Ši istorija kilo iš pačių Josepho Smito pasakojimų ir raštų apie tai, ką jis matė ir patyrė. Jis užrašė keletą šios istorijos versijų skirtingais laikotarpiais, tačiau po to Josephas dar nebuvo įkūręs jokios bažnyčios. Praėjo dar keleri metai. 1823 metais Josephui buvo 17 metų. Pagal jo pasakojimą, vieną naktį, kai jis meldėsi savo namuose, jo kambaryje pasirodė angelas. Angelo vardas buvo Moronis. Moronis pasakė, kad yra senovinis įrašas, užrašytas ant metalinių plokščių ir palaidotas kalvoje netoli jų vietovės. Pasak Josepho pasakojimo, tas įrašas pasakoja apie senovės žmonės, kurie gyveno Amerikoje. Josephas iš karto negavo tų plokščių. Pasak jo pasakojimo, jis turėjo laukti dar keletą metų, kol galėjo jas gauti. Tačiau čia prasidėjo kita svarbi jo gyvenimo dalis, nes būtent šios plokštės tapo pagrindu knygai, kuri bus vadinama Mormono knyga. Pasak Josepho Smito pasakojimo, Moronis jam pasakė, kad plokštėse yra senovinis įrašas, kurį jis turi išversti. 1827 metais Josephas teigė, kad jam buvo leista paimti plokštės iš kalvos vadinamos Hilkumora. Kartu su plokštėmis buvo ir įrankiai, kurie padės išversti. Per artimiausius mėnesius jis pradėjo diktuoti tekstą, kuris taps Mormono knyga. Josephas pats nerašė viso rankraščio. Jis kalbėjo, o kitas žmogus užrašinėjo tai, ką jis sakė. Tarp tų, kurie užrašinėjo jo diktuojamus žodžius, buvo jo žmona Emma Smith, Martinas Harrisas ir vėliau Oliveris Cowderis. Pagal istorinius šaltinius, Josephas vertimui naudojo du skirtingus įrankius. Buvo vadinamieji interpretatoriai, kurie, kaip sakoma, buvo kartu su plokštelėmis ir jis taip pat naudojo savo asmeninį regėtojo akmenį. Kai kuriais atvejais, Josephas įdėdavo regėtojo akmenį į skrybėlę ir priglausdavo prie jos veidą, kad viduje būtų tamsu.
Tada jis sakydavo, kad ant akmens pasirodo žodžiai ir jis juos diktuodavo tiems, kurie užrašinėjo. Jo regėtojo akmens naudojimas yra susijęs su ankstesnė jo patirtimi ieškant lobių dar prieš prasidedant Mormono knygai. 1829 metais vertimas jau vyko greitai. Didelė rankraščio dalis buvo padiktuota vos per kelis mėnesius. Vėliau jie išsiuntė rankraštį spaustuvininkui Palmiroje, Niujorke. 1830 metais čia buvo išleistas pirmasis Mormono knygos leidimas. Pirmiesiems Josepho Smito sekėjams ši knyga buvo labai svarbi, nes ji tapo pagrindiniu jo teiginio, kad jis yra pranašas įrodymu. O Josephui tai nebuvo Biblijos pakaitalas. Jis mokė, kad tai tik papildomas šventraštis apie Jėzų Kristų ir apie senovės žmonės, apie kuriuos pasakojama knygoje. Pagrindinė Mormono knygos istorija prasideda nuo šeimos gyvenusios Jeruzalėje prieš miestą užimant Babilono imperijai. Pasak knygos, vyras vardu Lechis vedė savo šeimą iš Jeruzalės. Po ilgos kelionės jie pasistatė laivą ir persikėlė per jūrą, kol pasiekė Ameriką. Iš jų šeimos vėlesnių kartų susiformavo dvi pagrindinės grupės, vadinamos nefitais ir lamanitais. Mormono knygos pasakojime šios dvi grupės dažnai kariauja, kyla politinių konfliktų ir religinių nesutarimų. Be to, viena iš svarbiausių Mormono knygos dalių jos nariams yra pasakojimas, kaip Jėzus Kristus pasirodė žmonėms Amerikoje po savo prisikėlimo. Pasak Mormono knygos, Jėzus pasirodė ten esantiems žmonėms. Jis mokė savo evangelijos ir sukūrė tikinčiųjų bendruomenę. Dėl šios priežasties bažnyčia dabar vadina Mormono knygą dar vienu Jėzaus Kristaus testamentu. Bažnyčios nariams tai nėra tik senovės žmonių istorija. Tai taip pat yra religinis tekstas patvirtinantis jų tikėjimą Jėzumi. Dabar kyla klausimas, ar Mormono knyga iš tikrųjų yra istorinis įrašas? Iš tiesų, tai jau seniai diskutuojama tema. Ankstyvieji bažnyčios nariai dažnai tikėjo, kad Amerikos indėnai yra tiesioginiai žmonių aprašytų Mormono knygoje palikuonys. Tačiau jei dabar pažvelgsime į dabartinę Mormono knygos įžangą, pamatysime, kad sakoma, jog lamanitai grupė, aprašyta knygoje kaip kilusi iš šeimos, atvykusios iš Jeruzalės, yra tarp Amerikos indėnų protėvių. Dabar formuluotė yra atsargesnė. Anksčiau buvo sakoma, kad lamanitai yra pagrindiniai Amerikos indėnų protėviai. Dabar sakoma tik, kad jie yra tarp jų protėvių. Dabar tikintiesiems tikėjimas yra tai, kuo jie pirmiausia remiasi priimdami Mormono knygą kaip šventraštę. Tuo tarpu istorikai, archeologai ir genetikos tyrėjai toliau nagrinėja teiginius apie senovės Amerikos gyventojų kilmę. Todėl svarbu atskirti du dalykus – pasakojimą pagal bažnyčios tikėjimą ir klausimus, kuriuos vis dar nagrinėja istorikai ir moksliniai tyrimai. Tačiau, kad ir kokie būtų įsitikinimai apie knygos kilmę, aišku, kokį poveikį ji turėjo Josephui Smithui. Anksčiau jis buvo tik jaunas ūkininkas iš Niujorko, taip pat žinomas dėl lobių paieškos. Po to, kai buvo išleista Mormono knyga, jis pradėjo garsėti kaip religinis lyderis ir nuo tada viskas neapsiribojo vien knyga. Kitas jo žingsnis buvo įkurti savo bažnyčią ir suburti žmonės tikinčius naujomis pranašystėmis ir naujų šventraščių atsiradusių Amerikoje. Ir štai mes čia, 1830 metais. Josephas Smithas jau turėjo Mormono knygą ir pradėjo daugėti žmonių, kurie juo tikėjo. Jo sekėjams Mormono knyga buvo įrodymas, kad jis tikrai buvo Dievo pašauktas pranašas. Todėl, balandžio 6 dieną 1830 metais, Josephas ir jo sekėjai susirinko Fayette, Niujorke ir oficialiai įkūrė savo bažnyčią. Iš pradžių ji buvo vadinama Kristaus bažnyčia. Nuo tada Josephas mokė ne tik apie Mormono knygą, jis ir toliau dalijosi apreiškimais arba žinutėmis, kurias, kaip jis teigia, gaudavo iš Dievo. Bėgant metams susiformavo daug įsitikinimų, kurie jų bendruomenę padarė išskirtinę. Viena svarbiausių jų tikėjimo dalių yra vadinamasis atkūrimas. Pagal jų įsitikinimus po Jėzaus ir jo apaštalų mirties dingo tikroji valdžia vadovauti bažnyčiai. Todėl jie tiki, kad Dievas sugrąžino šią valdžią Juozapui Smithui, kad būtų atkurta tikroji Jėzaus bažnyčia.
Šį laikotarpį jie vadina didžiąją apostaziją. Todėl pastarųjų dienų šventiesiems reikia tai atkurti prieš antrąjį Jėzaus atėjimą. Pasak Juozapo Smito, šios restauracijos dalis yra kunigystės, valdžios arba galios, vadovauti ir atlikti religinės apeigas Dievo vardu sugrąžinimas. Jis pasakė, Juozapas Smitas ir Oliveris Kauderis pasakojo, kad jiems pasirodė Jonas Krikštytojas ir suteikė dalį kunigystės. Taip pat pagal jų pasakojimą vėliau pasirodė apaštalai Petras, Jokūbas ir Jonas ir suteikė jiems aukštesnę kunigystės valdžią. Dėl to Juozapas ir jo pasekėjai tikėjo, kad jų bažnyčia tęsia Jėzaus įkurtą bažnyčią senovėje. Tačiau 1830 metais visi pastarųjų dienų šventųjų mokymai dar nebuvo pilnai suformuoti. Daugumą jų įsitikinimų Juozapas Smitas mokė tik vėlesniais metais. Taip pat daugelis Juozapo Smito doktrinų laikui bėgant buvo papildytos ir pasikeitė jo tarnystės metu. Vėlesniais metais jis mokė platesnės istorijos apie gyvenimą prieš mums gimstant, taip pat aiškino gyvenimo žemėje tikslą ir kas gali nutikti po mirties. Šiuolaikiniame paskutiniųjų dienų šventųjų tikėjime žmonės yra dangiškųjų tėvų dvasiniai vaikai ir gimsta žemėje tam, kad gautų fizinį kūną, mokytųsi, rinktųsi ir augtų. Jie taip pat moko, kad per Jėzų Kristų žmogus gali sugrįžti į Dievo artumą ir tapti panašus į dangiškąjį tėvą. Tačiau Juozapui Smitui nepakako vien tik įkurti naują bažnyčią. Jis tikėjo, kad reikia taip pat surinkti tikinčiuosius į vieną vietą ir sukurti bendruomenę, pasiruošusią Jėzaus sugrįžimui. Šią idėją jie pavadino Sionu. 1830-ųjų pabaigoje Juozapas sakė gavęs apreiškimą, kuriame nurodyta, kad nariai turi persikelti į Ohajo. Todėl 1831 pradžioje Juozapas ir daugelis jo pasekėjų persikėlė į Kirtlandą Ohajuje. Čia judėjimas pradėjo sparčiau augti. Atsirado naujų atsivertusiųjų, o bažnyčia pamažu tapo labiau organizuota. Tačiau Juozapui Ohajas nebuvo galutinė stotelė. Jis norėjo sužinoti, kur bus pastatytas Sionas arba Naujoji Jeruzalė, kuri, jų tikėjimu, turėjo atsirasti. Tai turėjo tapti svarbia vieta jų bendruomeniai ir pasiruošimui antrajam atėjimui. Atėjus 1831 metų vasarai, Juozapas kartu su keliais bažnyčios vadovais išvyko į Misūrį. Atvykus į Jacksono apygardą, Juozapas pasakė, kad gavo apreiškimą, jog Independensas, Misūris taps Siono centru. Jo pasekėjams tai buvo labai svarbu. Sionas jau nebebuvo tik idėja. Dėl to jie jau turėjo konkrečią vietą, kur ketino susirinkti, pirkti žemę, statyti namus ir kurti naują religinę bendruomenę. Jie taip pat paskyrė vietą šventyklai. Didėjant Džozefo pasekėjų skaičiui, jo Siono planas tapo vis konkretesnis. Jis ne tik pasakė, kur ji bus pastatyta. Bažnyčios vadovybė taip pat parengė išsamų miesto planą. Jame buvo gatvės, kvartalai ir vieta šventykloms. 1833 metais jie sukūrė vadinamąjį Siono miesto planą. Tai buvo brėžinys, rodantis, kaip jie norėjo sutvarkyti savo naująjį miestą. Josepho Smito ir jo pasekėjų mintyse jie nenorėjo statyti paprasto miesto. Jie norėjo, kad Sionas taptų religinę bendruomenę. Čia tikintieji gyvens pagal savo tikėjimą ir ruošis antrajam Jėzaus atėjimui. Tuo pačiu metu Josepho mokymai nuolat plėtėsi. 1832 metų vasarį Josephas Smithas ir Sidnis Rigdonas sakė, kad vėl matė regėjimą apie tai, kas nutiks žmonėms po mirties. Čia jie mokė apie vadinamąsias šlovės karalystes. Jų manymu, ne tik paprastas dangus ar pragaras laukia visų. Yra skirtingi šlovės lygiai, priklausomai nuo žmogaus santykio su Dievu ir Jėzumi Kristumi. Tačiau, kai Josepho mokymai plėtėsi ir jo pasekėjų daugėjo, opozicija jiems taip pat stiprėjo. 1832 metų kovo mėnesį Hiram mieste, Ohajo valstijoje, grupė vyrų įsiveržė į namą, kuriame gyveno Josephas. Jie jį ištempė lauk, sumušė ir apipylė degutu bei apibarstė plunksnomis. Sidnis Rigdonas taip pat buvo užpultas, tačiau tuo judėjimas nesibaigė. Josephas tęsė vadovavimą. Daugelis narių taip pat toliau kėlėsi į Jacksono apygardą, nes tikėjo, kad ten bus pastatytas Sionas. Atėjus 1833 metais vasarai, maždaug 1200 žmonių, tai jau buvo paskutiniųjų dienų šventieji gyvenantis Jacksono apygardoje. Kai daugėjo paskutiniųjų dienų šventųjų Jacksono apygardoje, vietiniai gyventojai pradėjo nerimauti.
Jie bijojo, kad ši grupė gali labai išaugti ir įgyti didelę įtaką politikoje, versle bei sprendimų priėmime šioje vietovėje. Jie taip pat skyrėsi religija, kultūra ir požiūriu į vergovę, todėl dar labiau nesutarė. Daugelis paskutiniųjų dienų šventųjų buvo kilę iš šiaurinių valstijų, o dauguma Jacksono apygardos gyventojų iš pietų, kur vergovė vis dar buvo legali. Buvo dar vienas dalykas, kuris kėlė nerimą vietiniams. Juozapo pasekėjai tikėjo, kad Dievas tą vietą paskyrė Sionui. Kai kuriems žmonėms, kurie ten gyveno jau ilgą laiką, atrodė, kad atvyksta nauja didelė grupė ir sako, jog jų vietovė taps naujo religinio miesto centru. Kadangi naujakuriai greitai pirko žemę ir jų vis daugėjo, įtampa dar labiau išaugo. 1833 metais Liepą vietinių gyventojų grupė pareikalavo, kad paskutiniųjų dienų šventieji paliktų Jacksono apygardą. Nariai iš karto nesutiko, todėl situacija dar labiau paaštrėjo. Buvo sunaikinta bažnyčios spaustuvė ir užpulti kai kurie bažnyčios vadovai. Vėliau kai kurie vadovai buvo priversti pasirašyti susitarimą, kad nariai paliks apygardą. Tačiau problema taip pat iš karto nesibaigė. Spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje smurtas vėl įsiplieskė ir daugelis paskutiniųjų dienų šventųjų buvo priverstinai išvaryti iš savo namų ir žemių. Dauguma pabėgo į kitą Misūrio upės pusę. Josepho pasekėjams tai buvo didelis nusivylimas. Vieta, kuri jų manimų turėjo tapti Sionu, išslydo iš jų kontrolės dar prieš jiems spėjus pastatyti planuojamą miestą. Tačiau jie neatsisakė Siono idėjos. Vietoj to jie patikėjo, kad turi atgauti savo žemę. Nuo tada bažnyčios santykiai su Jacksono apygarda tapo dar sudėtingesni. Per ateinančius metus paskutiniųjų dienų šventųjų skaičius toliau augo ir jie persikėlė į kitas valstijos dalis. Tuo pačiu metu kai kurių nemormonų gyventojų baimė ir pyktis taip pat didėjo. Pamažu abi pusės pradėjo formuoti savo ginkluotas grupes ir prasidėjo rimtesni susirėmimai. Paprasta problema dėl religijos ir žemės pamažu virto politiniu ir kariniu konfliktu. O 1838 metais įtampa Jacksono apygardoje Misūryje peraugo į didesnį konfliktą, kuris beveik prilygo mažam pilietiniam karui valstijos viduje. 1838 metais konfliktas Misūryje visiškai įsiplieskė. Įvyko ginkluotas susidūrimas tarp kai kurių paskutiniųjų dienų šventųjų, vietos gyventojų ir valstijos milicijos. Dėl to spalio 27 dieną, 1838 metų spalio 27 dieną, Misūrio gubernatorius Lilburnas Boksas išleido įsakymą, kuriame teigiama, kad mormonai turi būti laikomi priešais ir turi būti išvyti iš valstijos. Dėl šio įsakymo ir nuolatinio smurto tūkstančiai paskutiniųjų dienų šventųjų paliko Misūrį. Jie pabėgo į Ilinojų. Ten jie nusipirko žemės prie Misisipės upės ir pastatė naują miestą, kurį pavadino Nauvu. Ilinojaus valdžia suteikė jiems miesto chartiją, kuri leido Nauvui turėti savo vietos valdžią, teismą ir miliciją. Dėl to Joseph Smith sekėjai vėl turėjo galimybę sukurti didelę religinę bendruomenę. Nauvu greitai išaugo. Bažnyčia ir toliau siuntė misionierius į kitas Jungtinių valstijų ir Europos dalis. Daug naujų atsivertusiųjų iš Didžiosios Britanijos ir kitų vietų persikėlė į Nauvu, kad prisijungtų prie bendruomenės. Miestui stiprėjant, taip pat augo Joseph Smith įtaka. Jis buvo Nauvų meras, bažnyčios vadovas ir Nauvų legiono, vietinės miesto milicijos vadas. Tačiau būtent Nauvu prasidėjo viena iš labiausiai prieštaringų jo gyvenimo dalių. Joseph Smith pradėjo praktikuoti daugiavestystę. Tai reiškia turėti daugiau nei vieną žmoną. Iš pradžių tai buvo daroma slapta ir tik keli išrinkti bažnyčios vadovai apie tai žinojo. Pagal istorinius įrašus, kuriuos dabar taip pat pripažįsta bažnyčia, Josephas Smithas turėjo daug žmonų. Tikslus skaičius nėra aiškus, bet istorikai spėja, kad jų buvo kelios dešimtys. Kai kurios iš šių moterų jau buvo ištekėjusios už kitų vyrų, kai susituokė su Josephu. Tiems, kurie tiki Josephu, daugybinė santuoka buvo dalis apreiškimo, kurį jis teigia gavęs iš Dievo. Tačiau kitiems nariams tai buvo labai sunku priimti. Kadangi ši praktika buvo slapta, tai sukėlė didelių problemų, kai apie tai sužinojo buvę Josepho bendražygiai. Tuo metu jo politinis vaidmuo taip pat vis labiau plėtėsi. 1844 metais Josephas Smithas netgi kandidatavo Jungtinių valstijų prezidento postą. Jo galimybės laimėti buvo mažos, bet tai parodė, kad jis vadovavo ne tik religijai. Jis turėjo savo miestą, daug sekėjų
savo miliciją ir augančią politinę įtaką. Po to atėjo problema, kuri galiausiai jį pražudė. Buvusių narių ir Josefo kritikų grupė sukūrė laikraštį pavadintą Nouveau Expositor. Pirmame jo numeryje 1844 m. birželį jie kritikavo Josefo Smito vadovavimą, daugiavestystę ir religijos bei politinės galios susiliejimą Nauvoo mieste. Būdamas meru, Josefas susitiko su Nauvoo miesto taryba. Taryba pripažino laikraštį ir spaustuvę viešosios tvarkos trikdžiu. Po to Josefas įsakė miesto maršalui sunaikinti spaustuvę ir laikraščio kopijas. Įsakymas buvo įvykdytas 1844 metais, birželio 10 dieną. Tai buvo didžiulė problema, nes tai jau nebe tik religinis nesutarimas. Spaustuvės sunaikinimas sukėlė teisinę ir politinę krizę. Josefas ir keli jo bendražygiai buvo suimti dėl riaušių. Didėjant įtampai, Josefas taip pat paskelbė karinę padėtį Nauvoo mieste ir pasitelkė miliciją. Vėliau jis buvo apkaltintas dar sunkesniu nusikaltimu – valstybės išdavyste prieš Ilinojaus valstiją. Josefas pasidavė valdžios institucijoms ir buvo nuvežtas į Kartidžo kalėjimą kartu su savo broliu Hiramu ir dar keliais bendražygiais. 1844 m. birželio 27 dieną ginkluota minė įsiveržė į kalėjimą. Vyrai užlipo į antrą aukštą ir pradėjo šaudyti į kambarį, kuriame buvo Josefas ir Hiram. Hiramas buvo nužudytas. Josefas turėjo mažą pistoletą ir taip pat šaudė, bandydamas apsiginti. Po to Josefas priėjo prie lango. Jį kliudė kulkos ir jis iškrito iš antro aukšto. Josefas Smithas mirė būdamas 38 metų. Vos per 14 metų nuo savo bažnyčios įkūrimo Josefas Smithas sugebėjo sukurti religinį judėjimą, išleisti naują šventraštį, įkurti bendruomenės ir pritraukti tūkstančius pasekėjų. Tačiau jam mirus, bažnyčia neteko savo įkūrėjo ir pagrindinio lyderio. Po Josefo Smito mirties 1844 m. birželio 27 d. judėjimas, kurį jis pradėjo, nesibaigė. Vietoj to, nariai iš karto susidūrė su dideliu klausimu. Kas jį pakeis? Nebuvo aiškaus vieno įpėdinio, kurį Josefas būtų paskyręs prieš mirtį. Net jo brolis Hiramas, kuris galėjo tapti svarbiu lyderiu po jo, taip pat buvo nužudytas Kartidžo kalėjime. Dėl to įvairūs bažnyčios lyderiai pareiškė savo pretenzijas į vadovavimą. Galiausiai dauguma Nauvoo narių pasiekė 12 apaštalų kvorumą, kuriam vadovavo Brigamas Jangas. Kitos grupės atsiskyrė ir pasiekė kitais lyderiais. Daugeliui pasekėjų Josefo mirtis nesugriovė jų tikėjimo. Jie dar labiau matė Josefą kaip pranašą, kuris mirė gindamas savo religiją. Iki šiol Josefas Smithas išlieka labai svarbus Jėzaus Kristaus paskutiniųjų dienų šventųjų bažnyčioje. Nariams jis yra pranašas, kurį Dievas pašaukė atkurti tikrąją bažnyčią, išleisti Mormono knygą ir pradėti tai, ką jie vadina atstatymu. Tačiau iš istorinės perspektyvos jo istorija yra sudėtingesnė. Tiesa, Josefas pradėjo kaip jaunas ūkininkas, turėjęs ribotą ir menką formalųjį išsilavinimą. Tiesa taip pat, kad jis dalyvavo lodo paieškose ir naudojo regėtojo akmenis. Po to įsteigė gavęs regėjimų ir apreiškimų, išleido Mormono knygą, įkūrė bažnyčią, įsteigė naujas bendruomenes ir įgijo tūkstančius pasekėjų. Vos per kelerius metus iš mažos grupės Niujorke jo bažnyčia tapo dideliu religiniu judėjimu. Todėl, nors žmonių požiūrė į Josefą Smithą skiriasi, akivaizdu, kad jis turėjo didelę įtaką Amerikos religijos istorijai. Tikintiesiems jis yra pranašas. Kritikai mano, kad daugelį jo teiginių ir veiksmų reikia kruopščiai ištirti, ypač daugpatystę, politinę galią ir milicijos naudojimą Nauvoo mieste. Istorikams svarbu atskirti religinius teiginius nuo įvykių, kuriuos galima įrodyti, remintis įrašais ir dokumentais. Viena svarbiausių Josefo paliktų idėjų buvo Siono samprata. Sionas, kurį jis norėjo įkurti Misūryje, taip ir nebuvo pastatytas, o Nauvoo taip pat netapo nuolatinė jo pasekėjų gyvenamąja vieta. Po jo mirties įtampa Ilinojuje tęsėsi. Todėl, vadovaujant Brigamui Jangui, didžiausia paskutiniųjų dienų šventųjų grupė nusprendė išvykti ir ieškoti vietos esančios toliau nuo jų priešų. 1846 metais jie pradėjo kelionę į Šiaurės Amerikos vakarus. O 1847 metais, Liepą, pirmoji didelė grupė pasiekė Salt Lake'o slėnį, vietą, kuri dabar yra Juta. Jie savo svajonę sukurti didelę religinę bendruomenę. Vadovaujant Brigamui Jangui, judėjimas, kurį pradėjo Josefas Smithas, dar labiau išaugs.
Taigi, svarbiausias dalykas Josepho Smito istorijoje nėra tik tai, ar kiekviena jo regėjimas ar religinis teiginys buvo tikra. Tai yra tikėjimo ir įsitikinimų dalis, kurių negalima įrodyti paprastais istoriniais įrašais. Istorijoje aiškus yra rezultatas. Per vos 38 savo gyvenimo metus Josephas Smitas sukūrė naują religinį judėjimą, kuris išliko net ir nužudžius jo įkūrėją. Jis paliko mormonų knygą, naujus religinius mokymus, organizuotų tą bažnyčią ir sekėjus, pasiruošusius palikti savo namus, kad toliau laikytųsi savo tikėjimo. Ir kai Josephas Smitas mirė, jo istorija nesibaigė. Judėjimas, kurį jis paliko, tęsiasi toliau. Persikėlė į vakarus ir vėliau tapo religija, kuri išplito į įvairias pasaulio dalis.